aš esu gydytoja akušerė ginekologė Simona Jazauskienė. Šioje srityje dirbu beveik 10 metų ir teko dirbti skirtingose įstaigose, nuo šeimos gydytojo komandos iki darbo aukščiausio lygio gydymo įstaigose, stažuotis Italijoje, Švedijoje. Dirbdama skirtingose vietose susidūriau su skirtingomis pacientėmis. Gydau tiek ginekologinėmis ligomis sergančias pacientės, tiek nėščiąsias, stebiu nėštumą, atlieku vaisiaus ultragarsinį ištyrimą. Viena iš priežasčių, dėl ko pacientės atvykę išsako nerimą, tai yra baimė kreiptis pas ginekologą. Kad jums būtų ramiau atvykti pas ginekologą, turiu keletą patarimų. Vienas iš patarimų – suplanuokite laiką. Neskubėkite, nevėluokite, pasirinkite jums patogų laiką. Antras patarimas – pasirinkite jums patinkantį specialistą. Profesionalumas yra viena svarbi priežastis, tačiau labai svarbu, kaip jums sekasi su gydytoju bendrauti ir išsakyti savo nusiskundimus bei atsipalaiduoti. Trečia, galite pasikviesti kartu su savimi jūsų artimąjį. Artimasis nebūtinai gali laukti kartu gydytojo kabinete, gali palaukti ir už durų ir tiesiog palydėti ir palaikyti. Jeigu nerimą kelia tai, kad seniai buvote pas gydytoją, ar, pavyzdžiui, jums yra buvę kažkokių traumuojančių įvykių susijęs su akušerinė ar ginekologinė sveikata, pasakykite apie tai specialistui. Specialistas atsižvelgs, lėčiau galbūt atliks ištyrimą, labiau viską paaiškins ir taip jums bus ramiau. Jeigu vargina makšties sausumas, prieš atvykstant panaudokite drėkinančius preparatus, svarbu nieko nenaudoti 2 dienos prieš atvykstant pas ginekologą. O jeigu yra gilesnės psichologinės priežastys, siūlyčiau kreiptis į psichologus. Taigi, tikiuosi, neatidėliosite vizitų pas specialistus ir lauksime jūsų klinikoje.